Mielos ponios, labai gaila, bet šiandien turėsite išbalsuoti... Ne vienos! Nereikia! Jūs jau finale, mielosios, sveikinu! Jūs laimėtojus, jūs galite dėti savo karūnas. Laimėjote! Sveikinu jūs, mielosios! Valio! Mrs. Lietuva dalyvės prieš savaitę sunkiai patikėjo, kad konkurenčių šalinti iš projekto nebeteks. 12 moterų gavo kelialapį į didįjį konkurso finalą. Po ilgos, kelis mėnesius trukusios kovos, jos dabar džiaugiasi pagaliau priartėjusios prie išsvajotojo žaviausiosios titulo. Netrukus matysite 12 Mrs. Lietuva finalininkių pasiruošimo užkulisiai ir panika moterų laive. Ką, pas jau padėt? Nedama viskas. Aš jaučiuosi kaip višta dabar. Sugrįžusių dalyvių kerštas. Baseine aš atsikeršiau ją, aš ją skandinau. Ir netikėtos Vaivos Budraitytės pranašystės. Jūs įsimylės kažkoks ponas, bet čia bus kitų metų balandžio mėnesį. Pikantiški ir niekur nematyti kadrai. Pagrindinis instinktas, Po savaitės, birželio 4 dieną, Mrs. Lietuva dalyvės žengs scena Vilniaus kongresų rūmuose. Iš jų bus išrinkta žaviausia, elegantiškiausia, verčiausia titulo moteris ir 3 mėnesius trukęs nuotykis baigsis. Nauji įspūdžiai, neįkainojama patirtis, išmoktos pamokos, pasiekimai ir pergalės, nusivylimai ir ašaros – tai liks konkurso dalyvių atmintyje. Visa tai jas lydėjo nuo pačios projekto atrankos, kai net kelios dešimtys moterų išdrįso išbandyti savo laimę. Man šiame projekte didžiausią įspūdį paliko pats projektas, kadangi tikrai tai buvo ką organizatoriai besugalvojo, tai buvo nauja mano gyvenime, tikrai daug ko buvau nedariusi gyvenime ir man buvo tikrai vienas didelis įspūdis. Jis prasidėjo nuo ašarų, o baigsis didžiausiu džiaugsmu. Didelės emocijas aš čia išgyvenau. Pats didžiausias džiaugsmas buvo ir grįžti į projektą. Mėlynieji bateliai. Taip Kretingiškė Vida vadina iki šiol. Visi ją įsiminė jau projekto atrankoje, nes komisijos dėl aprangos sukritikuota moteris apsiverkė. Patekusi į televizijos dienoraštį, Vida emocijų nebedemonstravo. Atvirkščiai, pasireiškė ramumu. Nepritapusi prie konkurenčių, ji buvo išbalsuota. Tačiau tą kartą mėlynieji bateliai ašarų neliejo. Prieidavau prie moterų. Jausdavau, kad nenori bendrauti kai kurios. Buvo išankstinis nusistatymas. Dabar Vida džiūgauja. Ji, kaip ir kita išbalsuota dalyvė Renata Narvilienė, sulaukė gausaus žiūrovų palaikymo ir grįžo prieš pat projekto finalą. Labiausiai man įsiminė miškas, pušis, tas šuolis mano. Supratau, kad tokios galimybės daugiau man nebūtų buvę. Aš nebūčiau, jeigu patekus iš tą realybės šou, aš niekada nebūčiau užlipus ant tos pušies, niekada nebūčiau žinojęs, kad yra tokia pramoga ir niekada nebūčiau to padariusi. Medžiuose įrengtose kliūtise labiausiai atsiskleidė Žanetos fobijos. Moteris prisipažino labai bijanti aukščio, tačiau per realybės šou save nugalėjo net kelis kartus. Pirma mintis atbėgusi, kaip aš atrodysiu, jeigu aš atsisakysiu. Antra mintis atbėgusi, ką man to reikia, o trečia mintis, po galais, negi Žaneto negali kažką tai padaryti. Kolegių kokete arba holivudinė mergina vadinamai Kristinai labiausiai strigo etiketo pamokos restorane. Etiketo žinovė Alvyda Jaslionytė tuomet sukritikavo puošnę ir dalykiniams pietums netinkančią moters aprangą. Etiketo nepatiko, visiškai nepatiko, nes kaip mažas mergaitės mumis ten tardė. Kaip dalykiniam susitikimui dienos metu tikrai atrodo gal per daug. Perlai yra vienintelis aksesuaras, išsiskiriantis iš juodos spalvos. Jo, bet galima tik tai subtiliai juostelė, jeigu jūs labai mėgstat perlus. Aksomas yra vakarui daugiau ir šilkas. Vis mūsų apranga. Nemanau, kad jie apsirengia taip pat pagal tai, kaip turėjo apsirengti. Ir šitas žalias golfukas jos tikrai nederėjo. Pamoka, kaip moteris turi pasipuošti dalykiniam susitikimui ir taisyklingai elgtis prie pietų stalo restorane, labiausiai patiko kūdikio besilaukiančiai Elvyrai Monginieniai. Man patiko jos kritika. Ji buvo sveika ir pamokanti. Kritikos šiame projekte moterys sulaukė daug. Ir ne tik iš mokytojų ar komentatorių. Skaudžiausiai kirsdavo konkurenčių, regis kartais nepagristi kaltinimai. Netrukus laidoje, kas labiausiai įskaudino dalyves. Tada aš pasimečiau, tada aš viskas. Kaip nuoga likau. Mes visi laikė taip sakydam, jeigu gavom valgyti, vadinasi vakare mus kers.
Pasiruošimas finalų ir malonūs moteriški rūpesčiai staiga virto galvos skausmu. O tai kad čia, o kas čia negerai? Neužsisveg. Įsivai. Pikantiški užkulisiai ir netikėtos pranašystės finalininkėms. Rodo, kad jūs labai aistringa žaidėja šitam konkursui esate ir per lavonus einate savo tikslą, jeigu galima taip išsireikšti.